Ir vienas dar klausimėlis techninis, labai svarbus techninis ir daugam rūpintis, o ypač ponui Lukui. Cituoju. Ar rimtam Kentui bespridėlas dėdujas į Mersą Geliką? Не supratau. Bespridėlas ką? Ta prasme, ar, gėda dėti tas dujas į tą Mersą ir Geliką? Ne, tai, tu supranti, ką tu šneki iš viso. Kestai. Ne aš, ne Kestai, žinok, Kazlauskas. Ne, Kestai, man atrodo, tu labai greit gali paslysti ant bazaro. Nes nesuprantu, čia ekolaida kažkokia, kaip ten saugot, tausot gamtą, nes čia viskas yra, čia razvoda yra su ta ekologija. Aišku, kad dujų dėti negalima. Jau aš nežinau, jau geriau sėdėti iš viso penthausį, niekur nevažiuoti, jeigu, čia nepaaiškinam, yra dujos ir automobilis, čia du skirtingi dalykai. Nes paaiškinsiu vieną paprastą dalyką. Tarkim, važiuoja iš klubo ir vdruk matai zasadą. Agurkai važiuoja paskui tave ir ką, ir praeida, iš valierų šaudyti, ne? A jeigu gazo balonas yra, tai mašina kaip sprogs, tai truba zagrimėlins ir kryška bus. A kaip nėra dujų balono, tai ramuma važiuoja toliau ir viskas. Lieta tai ir, tos padangus, kur cipa neprašauna ir все normaliai būna. Tai va, Lukai, išsiimk dujas.